Labą dieną. Su grybais? Jo. Spėsi vienas iki ryto? Sudėt. Bet jie, manau, kad taip pasivadino, apsisaugos. Įdomu, neapsidraudės į gyvenimą. Mano draudimas niekam nepamaišo. Fotofabrikas, labai girdėtas pavadinimas. Bet tai jūs norėjai arčiau fotografuoti, kad žaidži futbolą. Susidarykite. Man atrodo, mes su tą tiesiog ir veikti mūsų Romanovką. Įvo, sporto tėvės, direktorė Renata Laukienė. Parkas vadovė direktorius Audrius Bierkus.
Apjūros futbolo dievaičiai rengiasi į aikštelę. Kviečiu Liną Klecevičių. Taigi pervedame žodį profesionalai, gyvai legendai Nerijui Kesminui. Pasveikykime į plojimais, dar kartelį. Tęsiasi šeimininkų ataka, turi šansą, smūgiuoja į vartus Eugenijus Kasaranovas. Kamuolys matyt ten pasiėmė. Ir Andrius Brazauskas turi šansą pasiėmė. Smūgį arba parodė. Sekė kiekvieną įvartį, sekė kiekvieną jūsų judesį aikštėje. Taigi pakvieskime juos, ar ne? Iš tikrųjų palaukite, galbūt neskubėk, atskleiskime ir priminkime, ką ta komisija stebėjo. Taigi visą dieną buvo skelbiami tokie konkursai. Rezultatyviausias žaidėjas bus paskelbtas Geriausias vartininkas. ir geriausias žaidėjas. Ir štai komisija veržiasi į sceną. Taigi pristatykime komisijos narius. Pats nekantriausias, kaip matome, Nerijus Kesminas jau čia su mumis. Dar kartelį paplokime, padėkokime jam už šaunų darbą. Ačiū. Taip pat komisijoje buvo jaunosios Sūduvos dvasinis lyderis, įkūrėjas, turnyro globėjas Mantas Varaška. Paplokime ir jam. Ir taip pat mūsų šaunusis Giedrius Bielskus. Jaunosios Sūduvos pirmininkas. Taigi perduodame žodį Nerijui Kesminui, kuris ir atskleis, kasgi yra šiandienos geriausi nominuoti pagal asmeninius prizus. Buvo čia jūsų daug, visi buvot geri, bet kai kurie geresni už gerus. Pradėsim nuo geriausio vartininko. Iš savų. 4 įvarčiai. Prašom greitai į sceną atsiimti savo garbaus prizo. Visus sveikinimai, ovacijos linkėjimai.
sakykime, paskatinamųjų prizų, ar ne? Kadangi jiems dar yra kur patobulėti. Tačiau šis prizas, manyčiau, yra tikrai nuostabus ir mes su tavimi Kirte turbūt taip pat populiarinant futbolą Kazlų Rūdoje ir tikiuosi. Čia ne paskutinis akordas. Visi galvojam apie plečiančiąją bazę ir tikimės, kad čia žmonės dės visas pastangas, kad Kazlų Rūdos futbolas taptų Lietuvos futbolu aukščiausiu lygiu. Ir tą progą norėčiau šiems žmonėms įteikti Lietuvos rinktinės marškinėlius su jų parašais. Kaip nuostabu, paplokime! Nuostabios dovanos, nuostabios. Kirte, galbūt kitais metais ir mes dalyvausime, ar ne? Gal mums nuskils nors vieną kartą užsidėti tokius nuostabius marškinėlius, nors aš ir mergina, bet galbūt ir mane kažkada įleis tarp berniukų pabėgioti. Ir kągi mes jiems turime? Taigi mažojo finalo nugalėtojai yra apdovanojami dėmesio. Kiekvienam iš jūsų yra suteikiamas kelialapis į varžybas Lietuvos rinktinės ir Lichtenšteino. Taip pat. Taipogi mūsų vyrukus ir aprengsime. Taigi Hummel skiriamas čekis 150 litų. Ši komanda gauna nuostabų kamuolį, su kuriuo tikrai pasieks dar geresnių rezultatų. Pažiūrėkite, Tikrai atitinka savo vardą. Labai sunkiai vyko kova. Ką darysi, truputėlio pritrūko, kad antra vieta tikrai neprastas laimėjimas, ar ne? Antra vieta tikrai neprastas laimėjimas, kadangi jie yra apdovanojami tokiais prizais. Taigi, jūs kiekvienas galėsite apsilankyti Lietuvos rinktinės ir Ispanijos varžybose. Patys nuostabiausiai. Ir kągi mes jiems turime? Taigi, pirmosios vietos laimėtojai, čempionai, Arsenalo futbolininkai yra apdovanojami Lietuvos ir Škotijos bei Lietuvos ir Čekijos Net dvi rungtynės. Ką tu sakai? Manau, kad reikės tapti bent vieną iš šių komandos vyrukų drauge. Galbūt ir man pavyks pažiūrėti į tas rungtynės. Taip pat ši komanda gauna nuostabų Jabulanį kamuolį. Ir taipogi šią komandą aprengia Hummel už 250 litų. O